Visiems aišku, kad be operatoriaus nebus jokio vaizdo, o be vaizdo nebus ir kino. Operatorius kine yra tarsi tapytojas piešintis paveikslą. Ar paveikslas bus gilus, o gal tik paviršutiniškas, didžia dalimi priklauso nuo operatoriaus. Man kaip režisieriui visada skaudu girdėti atsiliepimą, kad filmas gal ir nelabai, bet operatoriaus darbas puikiai pavyko. Vis dėlto tai yra tiesa. Operatoriai Lietuvos kine be galo stiprus ir perteikia skirtingas, bet įspūdingas vizijas. Vaidybinio filmo Sesės scenarijų vaizdą perkelė Laurynas Bareiša. Vaizdo operatoriaus bakalauro išsilavinimą turintis Laurynas savo filmuose būna tas, kurį drąsiai galima vadinti žmogumi orkestru. Operatorius turėjo visišką laisvę, nes jis yra ir filmo režisierius. Ir tą laisvę jis puikiai pasinaudojo konceptualiai ir išradingai. Lauryno Bareišos pirmieji filmavimo darbai buvo reklamų kūrime, palaipsniui pereita prie filmų ir dabar 3. kartą Laurynas nominuojamas Sidabriniai gervei už operatoriaus darbą. Linas Žiūra yra baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijos operatoriaus bakalauro studijas ir dirbęs ne prie vieno garsaus filmo. Šių metų nacionalinių kino apdovanojimų komisija Lino darbą pastebėjo dokumentinėme filme Murmančios širdys. Šiame dokumentinėme filme įsimins žaibai, o gal kas nors sužaibuos ir viduje. Linas Žiūra yra laimėjęs geriausio jaunojo operatoriaus titulą Lietuvos operatorių asociacijos rengiamuose apdovanojimuose. Sidabrinės gervės operatoriaus kategorijoje nominuotas 1. kartą. Pats režisavęs ir operatoriaus darbą atlikęs amerikietis Mark Hammond sukūrė dokumentinį filmą Zero Zone. Drąsos ir net pasiaukojimo reikalavęs filmavimas įamžino tai, koks siaubingas yra karas. Ačiū šiam režisieriui ir operatoriui už drąsiai atskleistą karo Ukrainoje realybę. Karo centre atsidūręs operatorius nekartą rizikavo gyvybę, tačiau jis, kaip ir mūsų lietuvių režisierius Ukrainoje nužudytas Mantas Bedaravičius, mato prasmę rodyti tai, ką nėra lengva matyti, bet būtina žinoti. Dar vienas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas Narvydas Naujalis dirbęs su skirtingų kartų režisieriais, tačiau kaskart siekiantis kuo geriau perteikti scenarijų. Filme Pietinė kronikas vaizdo kalbą sėkmingai pavertė į 90-ųjų vizualą. Meistriškai sulieja archyvinę medžiagą ir jau šiandien retro stiliumi nufilmuotus kadrus. Ką čia skaitai? Darbą filme Pietinė kronikas operatorius Narvydas Naujalis vadina didžiausiu savo darbu, už kurį gavo 3. Sidabrinės gervės nominaciją, šalia jau turimos statulėlės už ankstesnę kūrybą. Kaip Risleksa, ne? Jo, panašiai. Vytautas Katkus taip pat yra baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijos operatoriaus bakalauro studijas. Jo darbai išsiskiria savitu stiliumi. Net žiūrint vaidybinį filmą, kartais atrodo, kad stebi dokumentiką. Ta galima pasakyti ir apie filmą Akiplėša. Rajono estetika liejasi laisvai, sumaišydama dabarties laiką ir prisiminimus. Tarptautiniuose festivaliuose Vytautas Katkus jau laimėjo už geriausią operatoriaus darbą filme Akiplėša. Sidabrinės gervės nominacija šioje kategorijoje Vytautui yra pirmoji. Šie nominantai puikiai atskleidžia, jog operatorių meistrystė gali būti labai įvairi. Drąsa, stilius, vaizdas, tiesiog skirtingi gabumai sukuria skirtingą ir įdomų rezultatą. Nacionalinių kino apdovanojimų Sidabrinė gervė laimėtojų sužinosime birželio 8 dieną. Tiesioginė transliacija iš Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salės.